ką, čia vis tiek daug šnekėti negaliu. Trumpai papasakosiu, atvarėm nufilmuoti ASMR. Rezultatus galėsit pažiūrėti, Carvertical puslapį. Palaukit, reikia taip padaryti. Turim čia M3 baltą, kaip snaigė šaldytuvas tais laikais buvo. Tai papasakok, Arnoldai, iš kur pas tave šitą mašiną? What do you do for a living? Ne, nu, realiai šitą mašiną, kaip suprantu, galima išsinuomoti, jo? Jo, užeinat, bet pačiam vairuoti tikriausiai ne. Nu, užeinat į šitą Instagramą, susisiekėt su savininku ir toliau jau patys susirašot. Galima išsinuomot. Yra 40 automobilių. Yra 40 automobilių, visokiausių M-BEMsų. Susitarsit, žodžiu, jau patys ten. Čia, žiūrėkit, yra tokie mygtukai. 3 laipsnių, nu, žodžiu, laipsnių įvairiausių, o 9, tarkim. Paspaudi, 9 ir mašina sukasi. Kam įdomu, kur mes randamės? Mes randamės autojutui. Nu va, ir pasisuko. Šiaip labai fainas dalykas. Gavau šiandien tokius Ray-Ban Meta akinius, kurie to pačiu ir filmuoja. Ir siūlau padaryti tokį pirmą išbandymą. Tai kol kas dienas dirba tenais prie Merso ir nieko nežino. Pažiūrėsim, ar jisai supras, kad aš jį filmuoju, ar ne. Taip, tai mes čia turim tokį gražų dėkliuką. Kaip matote, yra nepaprastas, o jisai pakraunamas yra. Kai paėmėm ledų, einam pažiūrėti ir išsiaiškinti dienas, kad aš jį filmuoju. Aišku, čia mirksti tokia lemputė, tai sunku bus nesuprast, kad sakinys kažkas negerai. Ką? Pauzę reklaminę. Ačiū. Paėmiau ir siuntą. Gerai, kad priminėjai, kad paėmiau siuntą, nes buvau jau pamiršęs, kad tokį paėmiau. Kaip čia dabar bus? Čia tipo vietoj tokio dyčkio. Gal šitą apipjaus. Įvyrins. Ir apirint šitą. Matai, kas yra patrauk rankas? Matai? Toks pat tokia pat dydžio. Aha. No. Aha. Tai viskas. Nu tai gerai, nu tok man tą koliką aš varau. Daryk fotkę dabar. Šitas? Turi būti tokių kampų. Ką žinau, aišku, gal jie ne patys tinkamiausi prie mano veido, nu, bet yra kaip yra, užtat filmuoja. Viskas, bamperį įsidažė. Dar neišmetėm, noriu parodyti jums, kaip atrodė ta skarda originaliai po kapotu anksčiau, kuri man ne visai patiko, nes jinai šiaip palankstyta tokia buvo, o kaip dabar atrodo. Čia aišku dar negautinis rezultatas. Nu, bet jau įdomiau. Radiatorius pagaliau rado savo vietą, reikėjo jį šiek tiek perdaryti, kad jisai tilptų, nes jis buvo
per platus, tai dienas pervirino šonus. Keliais comais reikėjo patrumpinti iš abiejų pusių. Ir viskas. Ir turim didelį gerą aušintuvą. Žibintam įvyrintas laikiklis. Čia galima bus po to dar pareguliuoti, kai susikraus visas priekis. Tai kad sutaupyti laiką, šiandien išvežiau įsiurbimo koliką į kitą vietą pas kolegas, kad perdarytų flanšą. Biškį reikėjo pasukti kampu ir pats flanšo diametras netinkantis buvo, reikia pervirinti. Jau beveik ketvirtadienis, tai mums reikia spėti dar per šią savaitę realiai viską surinkti po kapotu, kaip turi būti, nes pirmadienį mašina jau išvažiuoja į dažymą. Tai turėtų vėl būti išardyta pilnai ir dažyme bus plius minus 10 dienų. Kokia jums spalva ateina į galvą išgirdus žodį Ferrari? Taip, būtent. Jeigu jums kažkas sako, kad už pinigus nenupirksi laimės, tai jis jums meluoja, patikėkit. Nes kitaip, kaip tada vadinti visą šitą meno kūrinį, jūs man paaiškinkit. Įsivaizduokit, sėdit tokiam raudonam Ferrari, kažkur Italijos serpantinuose, šalia sėdi graži blondinė, važiuojat su atidarytais langais. Tai ar laimė tai? Vakur klausimas. Aš manau, kad laimė tai yra emocija, o kaip mes žinom, kai kurias emocijas galima nupirkti. Laužai kažką. Jau laužai. Tik duok gerą mašiną, iškart laužyt. Pažiūrėk, ar menai dings, ne? Bėda yra tokia, kad dega šitą lemputę. Rodo, kad kapotas atidarytas. Nors ir jisai būna uždarytas. Tai greičiausiai kažkur su laidu arba daviklių problemų. Sveiki. Porą sekundžių nuotoliniu būdu paprastai pūskite. Dar kartą reikės? Sekundė. Kažkas naujo gatvėse? Nu. Su gero? Netoks ir naujas. Reidas. Tokioje vietoje, galite įsivaizduoti. Titnago gatvė. Į visas pusės duoda pūst. Kaip gerai, kad yra akiniai ir nereikia filmuoti. Su rankom. Skaitykit, jau atsipirko įrenginys. Kokie elektromobiliai, apie ką mes šnekam, jūs tik paklausykit garsą. Galiu pasakyti tik vieną, jeigu mūsų ateityje laukia elektromobiliai, tai aš džiaugiuosi ir esu laimingas, kad gimiau benzininių automobilių epochai. Ir man liūdna pripažinti tą faktą, kad jau daugiau niekada gyvenime nebebus sukurtas toks aparatas ir net nieko panašaus į jį. Suprantat? Malonu yra tas, kad šis automobilis suteikia pozityvias emocijas ne tik tam, kas ją vairuoja, bet ir visiems aplinkiniam žmonėm,
bet ir visiems aplinkiniam žmonėm, kas žiūri į ją. Ir va dabar kaip tik. Dabar kaip tik va žmogus žiūri. Rodo liuksą. Jo, tas faktas, kad šitą mašiną atneša pozityvias emocijas ne tik tam, kad kas ją vairuoja, bet ir visiems aplinkiniam žmonėm, kas ją žiūri. O tas yra faina. Apskritai faina yra gyvenime skleisti pozityvumą. Salonė pagal mane, čia žinokit, nei pridėsi kažką, nei atimsi. Viskas padaryta skoningai. Čia viskas yra po tavo ranka, kas yra labai patogu. Žvilgsnį numetė į šoną, iškart pamatė, opa, kiek čia benzulkos, verdam, neverdam, visi šitie reikalai. Su pavarom irgi, asmeniškai man labai patinka, kad čia yra tos lopetos ir čia jau tos tikrosios lopetos, kur tu vairą sukinėjai, o lopetos lieka savo vietoje. Tie, kur būna prie vairo pritvirtinti, tai greitai sukinėdamas vairą sunku susiorientuoti, kur yra pliusas, kur yra minusas, galima susimaišyti, padaryti kažkokią klaidą. Kapotas po ranka, rankinis po ranka, bagažinė po ranka, langų valdymas irgi čia vat viskas. Čia net alkūniai padarytas vat tokia vat maža salelė, mažytė, bet jinai nu čia taip vietoje viskas, va taip užsimetei, o taip su pirštukais prilaikai ir važiuoji savo ramiai. Tai va tik primenu, kad mašina yra 96 metų. Ir man įkrito į akį toks įdomus momentas. Žiūrėkit, čionais nėra veidrodžio, bet yra tokia piniginė. Nežinau, ar čia buvo dokumentam, ar čia buvo pinigam, kaladai tokiai gerai įsimest, o jau damai pasipuošt, būt gražiai, viskas buvo aprūpinta. Tai vat šiais laikais tokio dalyko jau nepamatysi. Stabdžiai gręžioti, bet toks įdomus momentas, tiek suportas, tiek stabdžių diskas, kas priekį, kas gale, yra vienodo dydžio. Turiu dar pridurti, kad asmeniškai man nepatinka, kai mašinose vidus, o būtent pats kilimas būna kitų spalvų apart juodo, bet šitai mašinai tas raudonas kilimas, nu taip tinka, čia žinokit, su tuo juodu salonu, nu taip skoningai, tikrai skoningai padaryta mašina. Pažiūrėkit, juodos sėdynės, juoda konsolė šita vidurinė, juoda panelė ir raudonas kilimas su juodom detalėm tokiam. Čia yra kažkas wow, tiesiog wow. Kai sakiau, kad nėra salonė ką atimti, dabar užsimaščiau dėl magelio. Jūs man pasakykit, kas gali važiuoti su Ferrari ir klausytis muzikos, kai muzika groja iš variklio skyriaus. Tai va, primeti dienai, va toks mano sapnas buvo, o po to, karočią, aš atsikėliau. Atvažiavo šiandien 3D printintas dashboardo laikiklis, persidažys, greičiausiai, kad užkarboninsim ir atrodys viskas gerai. Ir priešakinės lempos galim patestuoti. Tai va, čia reikia paduoti masę, kur pultelis yra. O.
Nu, šito gal nejungsim. Tikiuosi pareigūnai nežiūri epizodo. Karočiai gali net nesivalgyti, kad kažką padarys daro. Dabar ten bus karočiai iki vakaro. Nu va, guršiukas padėtas. Juvelyrinis darbas, Denai, ką galiu pasakyti. Šiais laikais pas žmonės net remontas namuose taip lygiai netliktas. Nu, bet gerai, kai prisisuka, ne? Nu. Nedažnai taip būna. Ką paėmė ir prisukai. O, įkt senas. Ugnis. Čia matai, netinka, mes nemokam įdėti. Žinai, dėl ko čia blogai Dar taip paleidžia lenda? vien. Nes Audi generas. Ai, taip tu, nu. Nu. Būtų BMSų iš karto Iš karto būtų tikė. savo vietais. Bet supranti, įdėtume bimbalinį, taigi niekur nebenuvažiuotum. Nu, tas irgi tiesa. Bet uždėtam greitai. Tik tiek ir Nu, yra savų pliusų, savų minusų. Čia sunkiai dedasi, bet toli nuvažiuosi. Gal. Taip va, draugai, praėjo visą šitą savaitę. Praeitam epizodė skelbiau konkursą, kur sakiau, kad vienas iš jūsų pakomentavęs gali laimėti Cryovertical maikutę. Tai tas žmogus yra Laurinas, sveikinu jį, prašau su manim susisiekti mano Instagram. Dabar jau yra sekmadienis, 12 nakties. Va, sėdžiu mašinui, toj eisiu jau namo, ilsėtis. Pavargau tiek aš, tiek Denas, tiek Lukas, tiesą sakant, dirbam ir dieną, ir naktį prie mašinos, nes to laiko vis mažėja, o darbų patys matot, kiek dar yra, ir dar reikia atsargai palikti bent savaitę, 2, kad visada atsiranda kažkokių nesklandumų, kur tu neskaičiavai, o taip atsitinka. Čia iš patirties sakau ir net neabejoju, kad šį kartą irgi kažkas bus ten. Tiesiog, nuplausim, tarkim, tą patį kėbulą, pamatysim kažkokį įbrėžimą, kur reikės perdažyti ir taip toliau. Tai vat, to laiko visai kaip ir nėra. Dar saloną reikia surinkti, su laidais susitvarkyti, persiūti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai ką, tikiuosi patiko jums šis epizodas. Kaip visada iš jūsų pusės laukiu laiko, komentaro ir palaikymo. O aš varau ilsėtis ir susimatysim lygiai po savaitės. Čiau.